Šis vaizdo įrašas internete išplito iškart po įspūdingo šou, skirto kinų naujiesiems metams. Bet jisai toks gležnas ir mažytis, ką aš žinau, jeigu jis parbėgtų į mano turtą, aš tai tiesiog spirčiau iš kojos jį. Just kick the little fucker, nu? Jūs ką nesat spyrę 7-mečiui vaikui į galvą? Mes turime vieną susirūpinusį žiūrovą, kuris norėtų, kad aš supažindinčiau jūs su vienu tokiu įdomiu reiškiniu ir tuo pačiu pasidomėti, ar jūs su tokiu reiškiniu nesate susidūrę ir kokios yra jūsų praktikos ir kokie yra jūsų potencialūs atsiliepimai. Tai čia yra 2021 gruodžio 2 straipsnis. Kodėl nurodau datą? Dėl to, kad pastebėsim, kad šitas reiškinys tęsiasi metus. Vilnietis stebėsi telekomunikacijų bendrovės dovanomis, gavo planšetę, vėliau sužinojo, kad turės mokėti. Iš žinomos telekomunikacijos bendrovės gavęs dovanų planšetinį kompiuterį, Vilnietis tik vėliau sužinojo, kad už ją teks mokėti. Kai paaiškėjo, jam pritaikytas papildomas mokestis už internetą ir pačią planšetę. Jos vertė 200 eurų. Vaikinas kelia klausimą, kiek žmonių galėjo susidurti su panašia situacija. Tuo metu pati bitė Lietuva akcentuoja, čia labai aiškiai yra išduota, koks operatorius užsiema tokią praktiką, kad bendra paslaugos ir įrangos kaina tokiu atveju paprastai nurodoma 2 kartus, todėl žmogus turi teisę tiek pats įsigilinti jam siūlomas sąlygas, tiek pasiūlymo atsisakyti. Apie mokesčius tvirtina iš pradžių nežinojęs. Kaip savo socialinio tinklo Facebook paskyroje rašė Vilnietis Lukas Gecevičius, prieš kelias savaitės jam buvo paskambinta ir pranešta, kad šis laimėjo planšetę, kurią gaus nemokamai. Vaikinas dovaną priėmė, tačiau neišpakavo, o ir tik vėliau sužinojo, kad už ją teks mokėti. Už planšetės priėmimo tarp duryje turėjau pasirašyti popierius, dėja dėl to man yra pritaikytos papildomos paslaugos. Mėnesinis mokestis už internetą ir mėnesinis mokestis už planšetę, kaina 200 eurų. Čia gal tam, kad nesimatytų didelio skirtumo nuo praeitų mėnesių sąskaitų? Protinga, rašo Lukas. Apie papildomus mokesčius jis pasakoja sužinojęs tik iš sumokėtų sąskaitų išrašų. Siurprizas nemalonus, jaučiuosi apgautas. Ar viena didžiausių telekomunikacijos kompanijų drįstų sugalvoti tokias dovanėles savo klientams, klausia vaikinas. Telekomunikacijų bendrovės salone Vilniuje jam buvo nurodyta kreiptis įmonės L paštu ir prašyti skambučių įrašų tarp jo ir personalo. Būtent to ir prašau. Darbuotojai minėjo, kad panašių suklaidinimų telefonu būta ir anksčiau. Ir dar išgirdau tai. Pasirodo, aš galimai neatsitiktinai buvau parinktas. Mano kontraktas buvo labai palankus man, užtat komandai reikėjo sugalvoti, kaip šias svarstyklės atstatyti kompanijos naudai. Ir jums pavyko. Beje, kai ieškosite mano pageidaujamos informacijos dėl mūsų komunikacijos, svarbu, kad tai būtų pokalbio įrašas, o ne išklotinė, kadangi su manimi buvo kalbėta maksimaliai greitai, sunkiai galėjau įsiterpti, atsakyti. Pokalbio metu jaučiau keistą spaudimą. Regis, mano gerietiškas mandagumas šį kartą visai nepadėjo, o čia dar matai laimėta tokioje loterijoje. Toliau dėsto Lukas. Kad ir kaip būtų, vaikinas vilėsi, kad šią susidariusią situaciją pavyks ištaisyti be papildomų sąlygų. Niekartų nepanaudotą varganą 200 eurų planšetę grąžinsiu stalą paremti turiu kuo. Kitu atveju planuoju kreiptis į valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Ir vieną jautresnį pabaigai išduokit paslaptį, kiek babyčių ir dėdukų laimėjo Lenovo planšetinį rugsėjo mėnesį visiškai nemokamai, rašo jis. Bendrovė apgailestauja, jei pasiūlytos sąlygos netitiko lūkesčių. Ai, tiesiog. Bitė Lietuva korporatyvinės komunikacijos vadovo Jauniaus Špakausko teigimu, Lietuvoje galiojantys įstatymai draudžia viešai komentuoti konkrečių klientų atvejus. Ką? Tačiau su savo klientais bendrovė bendrauja ir iškilusius nesklandumus sprendžia. Tiesiogiai pabrėžia jis, taip pat elgiamės ir šio kliento atveju, priduria Špakauskas. Specialiai atrinktiems bei tam tikrus kriterijus atitinkantiems klientams pristatome jiems priklausančios nuolaidos už interneto paslaugas ir įrangos sąlygas. Taip pat papildomas vertės. Bendra paslaugos ir įrangos kaina tokių pokalbių metu paprastai nurodoma 2 kartus. Nepaisant to, žmogus vis tiek turi teisę tiek pats įsigilinti į siūlomas sąlygas, tiek kilus abejonių pasiūlymo atsisakyti. Labai gailestauja, klientai pasiūlytos paslaugos netitiko jo lūkesčių ar vartojimo poreikio, o bandant paslaugos atsisakyti viename aptarnavimo etapų procese nesuveikia taip sklandžiai, kaip turėtų. Bet kokiu atveju visus klientų nusiskundimus reaguojame tiesiogiai. Visais atvejais stengiamės ieškoti kompromisų su savo klientais, tad net 96% jų skundų išsprendžiami jau pirmojo kontakto metu. Dabar mes, pavyzdžiui, turim, tarkim, atsiliepimą 23 metų balandį. Pažįstama situacija, prieš kokius 3-4 metus skambino iš bitės ir pasakė, kadangi esu daug metų lojali klientė, man padovanojo planšetę. Sakau, dovanoja? Sako, taip. Ten tikrai išklausinėjau, ar tikrai dovanoja. Net žinot, kaip būna, bet tvirtino, kad tikrai dovanoja. Nu tai kodėl nesutikus? Tik sąlyga buvo, kad jie prideda interneto kortelę, kurią įdėjus ir aktyvavus už ją reikės mokėti, bet aš aišku galvojau, kad jos neaktyvuosiu. Ir žinoma, mano pačios klaida, kad visus metus detaliaus sąskaitos nepažiūrėjau. Buvo padidėjusi suma, bet paskutiniais mėnesiais jau ten pradėjo vos ne po 10 eurų didėti. Pasižiūriu sąskaitą, mokėti
mokėti reikėjo ir kortelę, kuri neaktyvuota, ir planšetės draudimą ir už planšetę. Kreipėmės į vadovybę, pradėjom garsėti vartotojų teisėm, bet svarbiausia paminėjome, kad jie pokalbį įrašo ir kad tenai buvo paminėta, kad dovana ir aš tikrai nekartą pasitikslinau ir tikslingai buvo pasakyta dovana už nieką mokėti nereikės. Tai galiausiai sulaukiau skambučio iš vadovybės ir atsiprašė ir gavau metus laiko kompensaciją už viską. Kiek po to teko skaityti komentarų atsiliepimų, jie dažnai taip daro. Tada 2025 metai. TikTok žvaigždė Pilelytė po bitės įsiūlytos dovanos kartelis. Tai žmonių apgaudinėjimas. Žaibiškai išpopuliarėjusi TikTok žvaigždė Giedrė Danielė Pilelytė teigia susidūrusi su žinomos telekomunikacijų bendrovės apgavystę. Taip ji vadina iš įmonės gautą dovaną. Labai apgailestaujame, portalui Žmonės LT sakė minėta bendrovė iš savo pusės pakomentavusi nutikusią situaciją. Socialinio tinklo Instagram istorijose Pilelytė pasakojo, kad praėjusią dieną sulaukė skambučio iš bitės tinklo, kuris įmonės gimtadienio proga nori padovanoti jai planšetinį kompiuterį. Tiesa, ši dovana moteriai gerokai apkarto. Savo istoriją Giedrė Danielė sutiko pasidalinti su skaitytojais. Vakar mane pažadino bitės skambutis. Sakė, kad švenčia gimtadienį ir apdovanojo savo klientus dovanomis. Dovana planšetinis kompiuteris. Galvojau, ką čia nusišneka. Apsimiegojus nieko neatsakiau, paklausė adreso ir sako atsiųsim. Padėjau ragelį ir sakau, Ali, nieko nesuprantu. Sakė planšetinį kompiuterį atsiūs. Taip nebūna. Istoriją pradėjo jį. Ali yra kas? Jos vyras turbūt koks nors, nežinau. Ketvirtadienio rytą Giedrė Danielė pasiekė minėtą dovaną. Negalėsi patikėti, kad tai tiesa. Moteris džiaugiasi planšetė ir ją socialiniuose tinkluose parodė savo sekėjams. Žinokit, atvažiuoja kurjeris su planšetiniu kompiuteriu, pagalvojau, kad sukčiai čia sugalvojo kažką. Aš nesakiau jokių savo duomenų. Pasibaigus pokalbiui man iš to paties bitės numerio, kuriuo aš gaunu patvirtinimą apie savo mokėjimą, atėjo žinutė, kad atvyks kurjeris. Ir atvyko, planšetinis kompiuteris. Pasidalinus istoriją, jai pradėjo plūsti sekėjų žinutės, kad tai yra apgavystė. Esą šiame tinkle pasitaikanti nebe pirmą kartą, o už tokias dovanas teks susimokėti perkant įsiūlytą paslaugą. Gavau gal 50 žinučių, kad čia yra apgavystė ir jie dažnai taip apgaudinėja žmonės. Taip, man sutartis irgi pridėta. Kaip šlykštu piktinosi Giedrė, supratusi, kad priėmusi planšetę, ji užsisakė neriboto interneto planą 24 mėnesiams. Paaiškėjus šiai aplinkybei, nieko nelaukusi moteris telefonu susisiekė su bitės konsultantu, pokalbį įrašė ir paviešino. Konsultantas tikino, kad jei ji nesutinka su sąlygomis, neišpakuota įranga gali grąžinti per 14 dienų. Giedrė pabrėžė, kad taip apgaudinėti žmonių negalima. Aš šiaip sutikčiau turbūt. O jūs suprantate, kad tai žmonių apgaudinėjimas, tai yra skemas ir šiai apgavystei nerašiau jokio kito apibūdinimo. Konsultantė teigia moteris. Darbuotojas vis tikino, kad moteris sutikdama priimti įmonės dovaną netaip suprato informaciją ir galbūt neišgirdo visų sąlygų. Bet man jūsų kolegė taip ir sakė, 700 eurų vertės dovana, 2 metai neribotas internetas, planšetė dovanų, jūs esate pirma klientė šiandien, pridėsime jums ir ausines, viskas labai faina. Darbuotojui toliau aiškino nuomonės formuotoja. Giedrė vėliau pasakojo ketvirtadienį sulaukusi atsiprašymo skambučio, taip pat tądien buvo nutraukta su dovana atkeliavusi neriboto interneto planų sutartis, o planšetė moteris grąžinsianti, kai įmonė atsiųs kurjerį. Žmonės arba 15 min žurnalistai susisiekė su bitė korporatyvinės komunikacijos vadovu tuo pačiu Špakausku. Šis paaiškino, kad klientai visos akcijos sąlygos buvo pristatytos, tačiau apgailestauja, jei galiausiai įvyko nesusipratimas. Nuoširdžiai apgailestaujame dėl šiuo atveju įvykusio išties nuoširdaus nesusikalbėjimo. Vykdome kampaniją, kurios metu klientams užsakantiems neriboto interneto planą 24 mėnesiams siūlome papildomą naudą už vienkartinį 1 euro mokestį, suteikiame planšetinį kompiuterį ir dovanojame ausines. Klientams pokalbio metu pateikėme pasiūlymo sąlygas, tai buvo daryta ir šio konkrečiu atveju, taip pat ir mokėtina už paslaugą suma. Vis tik jei žmogus apsigalvoja ir jaučiasi netinkamai, supratęs pasiūlymą, vėl girdim lygiai tą pačią dainelę, kokią girdėjome 21 LRT straipsnį, kai skaitėm. Jis gali per 14 dienų grąžinti įrangai, bet kurį bitės saloną be jokių papildomų įsipareigojimų ar mokesčių, tai aiškiai pasakėme ir klientai šiuo konkrečiu atveju. Labai apgailestavome, jie sutrukdėme klientę ir netitikome šįsyk lūkesčių. Net geriausiams pasitaiko, komentavo Špakauskas. Vėlgi praeitų metų, prieš 5 mėnesius irgi atsiliepimas, bitė dovanojo planšetę. Gal kas nors jau turėjo tokį atvejį? Na, akivaizdu, kad mes čia turėjome tokių atvejų. Pažįstamam žmogui vargingai gyvena, neturi net elektros, pastovių pajamų irgi. Bitė paskambino ir nudžiugino, padovanodami planšetę. Aišku, atsisakymą konsultantas nepriėmė, o kartu su ta dovana kurjeris atvežė ir paslaugų sutartį internetu už 25 eurus per mėnesį. Sutartis jau nutraukta, planšetę žmogus nuveš atgal į saloną. Žalos kaip ir išvengta, bet ir taip iš vis galima elgtis. Jei neperžiūrėtum gautos sumos, tai praleistum ir tą 14 dienų grąžinimo laikotarpį, per kurį galima nutraukti sutartį nemokant netesybą. O jei planšetę būtų pardavęs ar pametęs, absurdas. Ir dar tada turėjau paskutinį tokį atsiliepimą, kuris ar tik nešviežiausias šitam kontekste, tai yra šių metų, sausio 9. Aferistai, sukčiai ir apgavikai, tokia yra grupė ir čia yra anoniminis profilis kažkoks rašo. Noriu perspėti kitus dėl bitė Lietuva dovanų. Telefonų konsultantė patikino, kad planšetė dovana be jokių planų ir mokesčių. Visgi man pačiam paskambinus bitė paaiškėjo, kad jokios dovanos nėra, o yra 23 eurų mėnesinis planas. Net patarė neimti planšetės iš kurjerio, kad sutartis neįsigaliotų. Dalinuosi, nes matau, kad ne aš vienas
su to susiduriu. Patarimas visada tikrinti ir jei kyla įtarimų paskambinti patiems oficialiu numeriu. Svarbu, jų pokalbiai yra įrašomi, tad bitė gali pati pasiklausyti, kaip konsultantai nutyli informaciją apie planus ir klaidina žmonės. Dalinuosi, nes matau, kad tai kartojasi ir kitiems. Ar neironiška, kad nuėjus į bitės rekvizitus ir paspaudus ant atsiliepimų nukreipia į bitės puslapį esančius atsiliepimus, kuriuose labai lengvai galės viską moderuoti. Tai va čia, jeigu nueini į jų šitą ir tada, kas čia atsiliepimai čia? Ai. Aferistai konsultantai paskambinė priburė, ale kadangi lojalus klientas gausi dovanų planšetę, atsiunčia planšetę ir plius kortelę su papildomu planu ir naujų įsipareigojimų. Dirba kaip kalėjiminių metodais. Tik žmonės po mėnesio gavę sąskaitą supranta, kad buvo apgauti, o 14 grąžinimo dienų jau būna prabėgę. Bet va šiaip yra šaudinų atsiliepimų jų atsiliepimuose, bet šiaip teisingai sakai, biški keista, kad kažkoks atrodo kaip jų polapis, tai nežinau, gal jie jį galėtų pratrinti teoriškai. Tai žodžiu, vyksta toks reiškinys, konkrečiai su bitėjais vyksta ir esmė yra ta planšetė ir tas, kaip suprantu, neriboto interneto planas, kuris prisikabina prie dovanotinos planšetės. Tai hello bitė, what the fuck, nes tiesiog tai atstovas jau kiek metų iš eilės tiesiog pasako, ai, sorry, kad netitiko lūkesčių, bet yra belie kiek atsiliepimų ir žmonės tiesiog yra literaliai apipi. Žinot ką, aš nepritarsiu šitam juxtaposition dėl to, kad jeigu mes kalbam apie priešpriešas, tai mes tada suponuojam, kad Vladimiras Putinas kažkada buvo geras lyderis. O aš tiesiog taip visiškai nemanau. Vlacka jisai visą laiką buvo klaunas. Šiaip net prezidentų jo hyded nelabai galima jį vadinti, nes žmogus rinkimuose nedalyvauja. Tai apie ką mes šnekam. Atitrūkstant nuo politikos. 8 ramiai darželį nuvežiau dukrą. Nuo 9 iki 1 turėjau 4 pokalbius finansų tema. Nuo 13 iki 14 pietų šventas reikalas. Nuo 14 iki 15 priėmiau 2 klientus. Nuo 3 valandos iki 8 vakaro dar 6 sunkus pokalbiai. Nuo 8 iki pusės 9 truputį užkandau ir kava. Kas geria pusę 9 kavos? Nuo pusės 9 iki pusės 10 kliento skambutis iš Čikagos. Nuo pusės 11 iki 11 išvedžiau šunį atlikti reikalus. Aš galvoju, šitas ves prie kokio nors linktininio, kaip mano pasipiršimas žmonai mane išmokė business to business kokių nors strategijų, bet okei, fair point, juokinga, sutinku. Nuteistas kaimynas žiauriai nužudęs klaipėdietis. Ta naktį jis pasisakė balsavęs už Nemuno aušrą. What the fuck? Į kaimyną kem 9 kartus peiliu dūrusiam ir po to lavonui kojas nupjovusiam 8 klaipėdiečių į teismą skiria 11 metų kalėjimo. Jo auka tapo 89 kaimynas. Nužudimo naktį vyrai aptarinėjo ką tik paaiškėjusius Seimo rinkimų rezultatus. Žudikas prisipažino, ai, žudikas balsavo už Nemuno aušrą. O Jėzu, aš jau galvoju, gal istorija apsisuko ir jis tiesiog nužudė žmogų, kuris balsavo už Nemuno aušrą. Įtariamąjį policijai rasti nebuvo sunku. Nuo maišo su lavonu iki vienų daugiabučio durų vedė ryškus kraujo pėdsakas. Tiesiog vilko žmogų. Taip pareigūnai ir sučiupo Anatolijų Trusovą, vadinamą pjūklu. Atsiprašau, tai šitas žmogžudys dar ir niknėjimą turi ir dar tokį kietą. Kodėl? Kur padėjo iki šiol nerastas nužudytojo kojas, kaltinamasis nepasakė. Tikėtina, jas išmetė į atliekų konteinerį. Taip pat būtų pasielgęs ir su kūnu, tačiau neužteko jėgų. Nepaisant to, pensininkas iki šiol nepripažįsta padaręs šio nusikaltimo. Aš nekaltas, suprantate, aš jaučiuosi nekaltas. Vyras pripažįsta, jog nužudytąjį pažinojo seniai, abu buvo jūreiviai. Pagal bylos duomenis, tą naktį vyrai kartu gėrė ir aptarinėjo ką tik įvykusius Seimo rinkimus. Vidutinis Seimo rinkimo aptarimas. Tiesiog nužudai žmogų, nupjauni kojas ir išvilkėjo lavoną. Balsavau už 12 numerį. Man patarė, sakė, ši partija draugauja su visais. 12 numerių rinkimuose dalyvavo partija Nemuno aušra. Tai va, hebra, vidutinis Nemuno aušros rinkėjas. Išoriai Vatikanas, viduj Vatnikanas. Labai juokinga. Puikiai. Sukčiavimas yra nuolatinis mūsų darbas. Taip, pala, viskas well done, nebuvo visad, bet dabar jau jo panašu, kad taip. O ką man daryti, jeigu man medium rare patinka? What the fuck are we doing? Kur Vilija? Brussels money every day keeps Blinkevičiūtė away. Tiesą pasakius, gerai pagalvojus, gal ir nėra blogai, kad jinai away. Gal ir nereikia mums čia jos, ačiū labai. Jeigu Valdas Adamkus yra Amazon, tai Gitanas Nausėda yra Temu. Tarp kitko, aš dėl to nenurašau prezidentavimo Adamkaus ir tai, man atrodo, bent jau tiek, kiek aš sugebu prisiminti, yra geras, buvo geras prezidentas. Bet ar ne jis šiaip endorsino Nausėdą? Bent pirmą kadenciją. Man atrodo, kad jisai endorsino, ne? Kelionė į mokyklą, -20 laipsnių
Plėšimus organizavęs Pimpis ir jo bendrininkai lieka nuteisti. Te gyvoja teisingumas. Tikiuosi turi beefą su Birkium. Pimpis ir jo kiaušai. Kokiu duchu turėtum būt, kad eitum į gaują, kurios vadeivas pavardė Pimpis? Prisiminkim, kad kažkurioje nusikalstamoje grupuotėje buvo bičas šūdmaišiu vadinamas. Šūdmaišiu. Seni, nu kaip įmanoma šūdmaišiu. Beje, geras Žemaitaičio draugas, tarp kitko. Kas čia iš vis vyksta? Ai, jisai su peiliu. Aš galvoju, ko jie čia visi tai baidosi jo. Ar jis tiesiog pabėgs? Hebra tiesiog žvengia, kad bičas kraunasi. Tai kodėl jie jo tiesiog nepakrauna normaliai? Dabar jau jisai, iš pradžių labai kietas, sakė pasikraus, aš pasikrausiu. Kaip jums žiema? Nu, jėga, dabar jau pavasarį prie plus 15 žiūrėti tokį vaizdo įrašą, kuris yra 2 mėnesių senumo, bet hei. O tai kur jūs einat? Kodėl jūs tiesiog čia einat? Va čia perėję, va čia va. Gerai, atsiprašau. 4 dienų senumo, na gal iš tikrųjų aktualija bus. Kuriozas Lenkijoje. Apsvaigusį vairuotoją sustabdė apsvaigęs You been drinking tonight, sir? No, officer. I just had a glass of dinner with my wine. Okay, I'm gonna need you to step out of the car and walk a straight line, please. All right, you'll be safe, sir. There's a lot of crazies out there tonight. Va, prašau, Lenkijai, va. Apsvaigęs vairuotojas sustabdė apsvaigęs policininkas. Taip tiesiog būna. Šaltis tai šaltis, bet šlagbaumą stebėti reikia. Vokiečiai, kas supranta, jog jie nėra atsakingi už 3 pasaulinį karą. Tipo, yes, Hebra, pagaliau istorija yra mūsų pusėje. Pagaliau, mes nesukėlėme pasaulinio karo, yes. Už tai tik sąjungininkai atsakingi. Kas čia dabar? Katleris infiltravos. Šilainiuose kova kumščiais dėl vietos kieme. Žinokit, ponė, jūs jau arba kviečiat policiją, arba jau, žinokit, tada žiūrėkite savo reikalų, nes šitoje kovos stadijoje begrasint policija yra, žinokit, labai neveiksminga, labai neefektyvu. Man vis dėlto įdomu sužinot, kuri yra vieta, kas žadėjo ją stotis, kas atsistojo į ją visgi, kas į ją pagal bachūrų hierarchiją pretendavo pirmasis ir visi panašus tokie dalykai. Ieva, tu nerašinėk Savage, tu Ieva mus įvesk į kontekstą, paaiškink, kaip tavo rajono taisyklės veikia, kokios yra Šilainių panetkės. Labai greitai viskas perėjo nuo apsikabinimų iki kojų iki nieko. Aš norėčiau girdėti kažką, ką jie šneka, bet tai yra absoliučiai neįmanoma per šitos fucking traktorius tada į... Plema, kažkokį memą gerą buvau matęs, kur tipo, jeigu Fast and Furious visi vairuotų dizelius. Gazo pedalą, sankabą, būtinai savo varžovą aplenk, jei nepavyks nušauk. Šiaip kinda neblogai.